Sveiki draugai, mes turim tikslą aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų per 10 dienų. Taisyklės labai paprastas ir jūs jau jas žinot. Aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Praeitam epizode mes aplankėm Veikin Vilkaviškis parką. Na, o šiame epizode mes užbaigsim savo 6 dieną su 3 parku, į kurį dabar ir skubėsim. Važiuojam. Grįžom į Kauną ir sekantis vandenlenčių parkas, kuris yra mums už nugaros, tai yra vanduo Marse. Daugumą ko gero jūs jį žinot ir tai yra pramogų ir laisvalaikio parkas įsikūręs šalia Kauno, turintis 650 metrų ilgio ratą ir net 17 figūrų vandenyje. Tai aš atsimenu labai gerai, kuomet dar 20 metais, kuomet pasirodė pirmosios nuotraukos iš to, jog Lietuvoje yra kasama nauja rato sistema, aš su nekantrumu laukiu pamatyti, kuo taps šis parkas. Tai dabar jau, kuomet parkas gyvuoja 5 metus, matome, kad tai yra tikrai didžiulis traukos centras tiek ir kauniečiams, tiek ir iš visos Lietuvos. Parke be veikbordinimo taip pat galite rasti ir daug kitų pramogų, tai tinklinio aikštelės, paplūdimiai, erdvės renginiams, puikus restoranas, kempingas taip pat yra, tai manau, kad ir mes gerai praleisime laiką čia. Taip, nes mes apsistosime nameliuose, kurie yra prie pat ratų sistemos ir žinoma, reikės ir restoraną išmėginti. Tai aš manau, kad tikrai daugiau nebeprisidinėjom ir keliaujam į parką, pasižiūrėsim gyvai, kaip viskas atrodo, tai keliaujam plaukti. Keliaujam. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace and find all you want more, 'cause there's no reason. I'll shed no tears now that you're gone. There are times. Kaip oras Marse? Geresnis negu šiandien ryte buvo. Ja, iš tiesų tai yra visai šilta, man atrodo, mašina rodė net 15 laipsnių, bet kadangi protarpiais išlenda saulė, atrodo dabar taip ramu. Gerai, einam vidun, pasižiūrėsim, kaip atrodo namukai iš vidaus. You used to say that you don't belong, but I never thought you would go. What did I do wrong? Your mother said there's no need to blame ourselves. Out of the blue, you went and left me here alone. Actions do it so much. Pirmą kartą apsistojom Marse nameliuose, pirmi įspūdžiai. Pirmas įspūdis buvo, wow! Vaizdas tai aišku neįtikėtinas, nes turi vaizdą į Veik parką, langai per visą sieną, tai tikrai wow! Ir visas šviesus interjeras ir tiek daug erdvės. Tai Tikrai 10 iš 10. Jeigu planuojate praleisti savaitgalį Marse, tai būtinai rekomenduoju apsistoti šiuose nameliuose, nes wow, tikrai labai gražus. O dabar einam plaukti. Vanduo Marse.
Čia visada taip gražu. Vanduo žydras. Šiandien vakare ir oras geras. Amazing. Tai mes šiandien dar visom namukose, kurie yra kitam krante. Figūrų aš tikrai nemėginsiu visų išpasakot, nes kaip ir minėjom prieš tai, jų yra net 17. Tai geriau tiesiog pažiūrėkim, maloniai, lengvai prasiplaukiam ir pasimėgaukim vakaru. Kaip sekasi? Tai 6 dienos pabaiga, 18 parkas, vanduo Marse, oras pasitaisė, net buvo momentas, kada švietė saulė, nepūtė vėjas, vanduo buvo lygus, pasaka. Plaukti buvo tikrai malonu, dabar dar vis matom plaukiančius žmonės, tai tas irgi džiugina, kad net ir tokiu blogu oru galim matyti tikrai nemažai raiderių čia besimėgaujančių wakeboardinimu. Pati sistema ir vanduo, nežinau, gal po tokių vėjuotų sąlygų ir banguotų atrodė viskas taip lengva, taip minkšta, taip lygų. Šiaip iš tiesų, jeigu daugiau būtų tokių sąlygų, kaip šiandien vanduo Marse, kuomet nebuvo vėjo ir švietė saulė, būtų amazing. Bet dėja, susiplanavom iš anksto, yra kaip yra. Pats Marsas čia atrodo kaip atostogų destinationas. Ir atrodo, kad viskas apgalvota. Yra baseinas, jeigu šilta, kad galėtum pasimaudyti, jeigu pavargsti plaukti. Yra gultai, kur gali pagulėti ir tiesiog stebėti, kaip kiti plaukia ir mėgautis tuo. Ir namukai, mes pirmą kartą apsidojom, namukai gražus, švarus, šviesus, pro langą matai parką. Kaip ir sakai, viskas atrodo apgalvota iki detalių. Ir pasirūpinta, kad tikrai tiek ir raideriai, tiek ir neraideriai, ir šeimos, ir vaikai tikrai visi turėtų kuo užsiimti čionais. Tai tikrai labai gražu. Be to šiandien mes dar apsilankėme ir jų restorane. Tai irgi maistas labai geras, aplinka, visa atmosfera labai jauki ir tiesiog norisi ten ilgiau pasėdėti. Ir tai jeigu užsuksit, labai rekomenduoju takos su krevetėm, labai skanus. Na, mes ko gero jau eisim miegoti, nes rytoj turim ankstyvą labai startą ir labai ilgą dieną, tai mes keliaujame miegoti, prenumeruokit kanalą, rytoj išeis 19 video ir susitiksim jame. Iki.